Tai ką, to give anything less than your best is to sacrifice the gift. Are you not entertained? Jeigu nebėgi priekį, tiesiog esi viščiukas. Didelis kaip monstras, sakyčiau, kaip dramblys. Hello! Tai ką, pagaliau atėjo šitą dieną, Lietuvos čempionatas. Šiandienos rungtis bus 400 metrų, po 6 metų pertraukos grįžtu į 400 metrų areną. Viduj neturiu įspūdingų asmeninių, laukia irgi nėra kažkas įspūdingo, viduj lygtais iš 54 tik tai, ar 53, neatsimenu, o laukiam 51, tai labai įspūdingų skaičių nemanau, nesitikėkit šiandien, bet kaip gausis, taip gausis. Tikslas tiesiog išbėgti greitai, aktyviai, suaktyvinti nervų sistemą ir būti pasiruošus rytdienai. Rytoj bėgsiu, aišku, 800. Tikrai yra gerų laikų, kas bėgo. Mačiau ir minutę 55, minutę 56, minutę 57. Aš Lafę subėgau minutę 59, tai nežinau, šiaip padariau darbą 5-4 savaitės, tai nežinau, nesakau, kad bus stebuklai, bet tikiuosi iš 159 jau išbėgsiu. Tai va, važiuojam, nežinau, let's have fun, enjoy the moment. So it begins. Paplokime Juozas Vaikštys ir sėkmingai veikti. Ir taip distanciją įpusėjus Matas Garčinskas ir Matas Janarauskas. Du bendravardžiai varžovai rikiuotės priekyje kovoja dėl lyderio pozicijos ir čia belieka paskutinieji keliasdešimt metrų iki finišo. Vyrų 400 metrų finalinėme C grupės bėgime. Jūsų plojimai! Matas Janarauskas, Jusis Training klubui atstovaujantis atletas, įveikė distanciją 49 sekundės 41 šimtoji ir čia, šiame finalinėme bėgime, pirmoji pozicija priklauso Matui Janarauskui. Ką po 400 seniai bėgau šitą rungtį, bet, žinau, tai visai įdomiai. Realiai 300 metrų taip ir jaučiausi, kažkaip laisvai, o paskui likus 100 metrų rūgštis pradėjo kilti ir, jau sunku pasidarė, bet nepalyginti su 800, 800 sunkiau, man bent jau. Nauja diena, nauji nuotykiai. Važiuojam.
Sutikti ir pasveikinti bei kuo didžiausios sėkmės, kantrybės ir ištvermės palinkėti 800 metrų vyrų A grupės finalinio bėgimo dalyviams. Pirmajame take Kauno sporto mokyklos startas auklėtinis Nedas Kasparas. Antruoju taku bėga Lux Streams Running klubo narys Džiugas Balčiūnas. Trečiajame take Vilniaus rajono sporto centras. Ir pačiame rinkotės priekyje marškinėliai su 3 raidėmis LSL. Džiugas Balčiūnas ir Lux Streams Running komanda kelianti rankas aukštyn ir plojimais palaikanti pusiaukelės link artėjantį savo klubo atstovą. Ir čia bėgėjas Džiugas Balčiūnas ir toliau išlaiko lyderio pozicijas, tęsiamas pasirodymas. Ir užduodamas toną bei diktuodamas šerną visiems užnugaryje esantiems varžovams. Džiugas Balčiūnas ir toliau išlieka rinkotės priekyje. Kiek stringo palaikymo tribūnose, garsiau neloja publika. Paskutinis posūkis, paskutiniai 100 metrų iki finišo. Nu ką, pasibaigė Lietuvos čempionatas. Iš tikro galiu pasidžiaugti 400 metrų, nes padariau nemažą, sakyčiau, asmenį, aišku, seniai bėgau šitą rungtį, tai turėjau padaryti asmenį. Tai greičio aspektų, tai džiaugiuosi, tikrai galima dirbti vasarą, galbūt subėgti šiek tiek greičiau. Dabar subėgau 52-60, tai jeigu subėgčiau iš 51, tai būtų labai gerai. Ir ką, o 800 metrų tikrai, manau, galėjau geriau, bet gavosi kaip gavosi. Vieta 4, laikas minutė 59, tai labai kažko geriau neparodžiau, nors galėjau bėgti geriau. Kokia pagrindinė problema buvo, tai manau, neatsigavau pilnai po 400, kad ir kaip džiaugiausi rezultatu, bet manau šiek tiek buvo klaida, nes 800 metrų rungtis buvo apie 1 valandą, o 400 bėgau apie 5-6 lygtais, tai net 24 valandų nebuvo praėję, tai aš bėgdamas apšilimą jau jaučiau šiek tiek dvigalvį ir gal šiek tiek tas man pakišo koją, nes pradėjau šiek tiek jaudintis. Ir, sakyčiau, perdegiau iki starto, tai stovėjau starte ir jaučiau, kad neturiu jėgų bėgti. Tai nebuvo geras šitas dalykas, tai nežinau, bandysiu susitvarkyti su šitų dalykų ir tiek. Nežinau, ruošimės vasarai. Vis tiek aš esu toksai labiau vasaros bėgikas. Aš atsimenu, kažkada subėgau žiemą minutę 59, o tada tais metais lauke subėgau minutę 54, tai 5 sekundžių skirtumas. Tai tiesiog mano gal kūno tipui, aš toks vis tiek stambesnis esu, raumenų daugiau turiu, tai man posūkius sunku išimti, aišku.
Kauno maniežo posūkiai tikrai nėra blogi, tai skūstis irgi nelabai galiu. Tiesiog sakau, psichologiškai galbūt nesusitvarkiau ir tiek. Nežinau, tai ruošimės vasarai, žiūrėsim, kas gausis. Parašiau jau planą savo, bandysim viską įvykdyti, suderint su darbu ir tiek. Iki kito karto, Barely Glorious, peace.